Tai uždaryk mane, tėvelį, klietkoje, kol surimtėsiu. Tėvas suvirino klietką specialiai man ir šuniui. Bet neišlaikė, nepavyko manęs užrakinti joje, todėl džiaugiasi mano širdutė galėdama aplankyti Lietuvoje visus ir draugus, ir pažįstamus, ir giminės, ir tėvus, pasidžiaugti namais, bet laikas pakelti sparnus. O parskridus atgal į Norvegiją, į darbą dar neskubu. Tačiau programėlį, kad laukia -1, apsirengiam kaip į slidinėjimo kurortą, einam į lauką. Nuostabi diena laukia. Saulytė šviečia, oras kvepia, apšalė viskas. Visai net ne lapkritis. Mašiną paliekam namuose. Toks vaizdas, kad ne lapkričio mėnuo, o kalėdos. Kadangi cepelinam reikia svarbiausia bulvių. Bulves šiandien pirksiu pas ūkininkus, kurie randasi va čia. Va štai per kiemą pereini ir ūkininkų kioskelis, kuriame parduoda bulves. Varom ten. Pasiskolinsiu iš Kolumbuso dviratį, kad galėčiau nuvažiuoti ne tik į parduotuvės, kuri randasi už 4 km. Apšalę mažuliai, gražuoliai, elektriniai, kad mažiau mint reikėtų. Ir važiuojam. Kaip fainai šiandien, nors ir šalta, bet tai fainai. Ten kaimukas, kuriame gyvenu. Čia bulvės, kurias pirksiu iš ūkininko. Čia transporto priemonė šiandien, kurią aš naudojus. Diena be mašinos. Einam bulvių pirkti. Labą dieną. Jo. Turim bulvių po 2,5 kg, 35 kronos. Turim 5 kg bulvių po 60 kronų. Turim kitokios rūšies. Ai, čia yra Fovla, o čia yra Kerspink. Ai, čia mažas patetas. Maželiukės. Turim agurkų, morkų, kiaušų. Ko dar turim? Turim svogūnų turbūt. Jo, svogūnų turim. Turim mėsytės. Ir turim dar svogūnų. Šitie svogūnai 28 kronų. Dideli. O šitie, čia tie patys. Reikia paimti jaučiu. Kokie čia gražesnė maišelė. Svogūnų pasiemam ir pasiemam bulvę. Kažin cepelinam, kurias geriau imti bulves. Ar rūžavas tas pink? Jos neplautos. Žinot, kaip pas ūkininkus, jos žemėtos. Princesiai man tokia kaip man, nes aš labai esu jautri. Aš kai skutu bulves ir jeigu yra tarp, ant ževelės žemių, tai man per dantis eina. Reikia dantis, reiškia, blogi. O šitos bulves, jos jaučiu geltonos bus. Irgi žemėtos. Aš davai imu gal šitas. Fovla. 5 kg, 60 kronų. Labai gera kaina pas ūkininkų. Apsimoka pirkti iš ūkininkų. Ai, sakot, nėra pardavėjo, viską mes mokam per Vipsą. Yra tokia programėlė Vips. Pasižiūri įkainius, kas kiek kainuoja ir nusiunti. O kai pasitikė, ką žinau, pasitikė. Labukas, kaiminėlė. Pažiūrėk, kokią motopirdą nusipirkau. Nu, čia keliom minutėm tik nusipirkau. Bet vis tiek noriu papontavotse. Ką tu kaimins? Kaip gyveni? Apsirengę šiltai, kad nesušaltai. Biški šiandien žvarboka. Reikia su kaimynais pasisveikinti, negražu, nepravažiuot, nepasilabinus. Tinko 556 man pakomentavo po nuo video. Sako, kaime ramybė, tyla, gera gyventi, nesuprantu tų žmonių, kurie gyvena mieste.
Žinok, aš irgi nesuprantu tų žmonių, kur gyvena mieste, bet aš jiems žiauriai pavydžiu. Tu įsivaizduok, ant kiek jie yra psichiškai stabilus ir jie yra psichiškai stiprus žmonės, kad jie gali gyventi tarp daugybės žmonių. Aš negaliu. Aš esu psichinė, man turi būti kaimas, ramybė, gyvūniukai. Aš net Norvegijoje gyvenu kaimukė, tokiam, aplink kurį yra keturi paplūdimiai, kuriuos aš jums dabar parodysiu visus. Pats didžiausias paplūdimys Sula Strand. Sula yra šitos vietos pavadinimas, Strand norvegiškai paplūdimys. Jis yra labai didelis, nes nuo ten eina per čia ir dar tenai viešbutis Sula, tenai oro uostas. Oro uostas. Ir dar eina ten. Labai didžiulis paplūdimis. Pats geriausias dalykas nuo visų ligų štai toks. Tipų tapu. Ir nervam padeda, ir skrandžiui padeda, ir žarnynui padeda, ir akim padeda. Antras paplūdimis Ölberg Stranda. Iš jo matosi pirmasis tenai, Sula. Jisai garsus tom, kad yra žvejų uostas. Likę vokiečių sutvirtinimai, kai kariavo per Antrą pasaulinį karą. Jeigu nežinojote, tai vokiečiai buvo Norvegiją užgrobę per Antrą pasaulinį karą ir visur, kur palei jūrą buvo įtvirtinimai, jų apkasai, jie tenai kariavo, gyveno. Dar jisai garsėja labai skaniais ledais vasarą. Vasarą pardavinėja Ölberg paplūdimį ir labai mėgstamas turistų, tai labai būna žiauriai daug turistų čia. Vasarą neįmanoma praeiti, būna visos aikštelės užpildytos mašinom, tais vanais, kuriuose gyvena, nuomojasi, aišku, namelius. Žodžiu, labai įžymus paplūdimys. Matome žvejų uostas. Iš čia plaukia gaudyti žuvis, krabus, krevetės ir pardavinėja, būna kartais galima net va čia atvažiavus nusipirkti tiesiai iš laivo visko. Ir, kaip sakiau, kaip minėjau, vokiečių karo palikimas, kaip per Antrą pasaulinį karą vokiečiai buvo įrengę per visą Norvegijos pakrantę šimtus savo įtvirtinimų. Su visais batalionais, su žvalgybos bokšteliais, su apkasais. Nedaug yra likę, kai kurios griauna, bet tie, kurie likę, ir taip tai tiesa, vokiečiai buvo užgrobę Norvegiją, pilnumoje užkariavę. Ir jeigu paklausite, ar Norvegai nekenčia vokiečių, ne, jie su jais labai puikiai draugauja. Svarbu nenukarmėti per akmenis kalnų ožką. Norvegijoje kalnų ožka tai yra toks kaip komplimentas. Jeigu pavadinsiu jūs Fjellgate, reiškia Fjell kalnas, gate arba jeit, sako ožka, ožkytė, tai žinokit, kad neįžeidinėja, nevadina jūs kažkaip negražiai. Tai yra komplimentas norvegiškas, kad reiškia gerai labai kopėt kalnais. Turit patirtį ir nekrentat, negriūnat žemyn galvą.
Ople, ople. Snarglys pasileido, biškai atsiprašau, bėga liulės. Tas minusiukas daro savo. Paleidžia viską, kas pasileidžia. Trečias paplūdimys. Vykdal strandą. Man jisai pats fainiausias, ne dėl to, kad prie pat namų, bet dėl to, kad čia būna mažai žmonių. Nebūna jokių čia turistų, nebūna jokios veiklos. Tiesiog pavieniai tokie žmonės, kurie ateina arba įsimaudyt, arba pasivaikščiot. Aš jį labai myliu. Ketvirtas. Helestio stranda. Mėgstamas labai kaitininkų, visokių burlentininkų, burlenčių, vienu žodžiu, jie čia duodas per bangas. Tai va štai visi 4 paplūdimiai esantis aplink mane, bet jie tai nereiškia, kad čia tik tiek ir yra Norvegijoje. Visa pakrantė, jeigu važiuočiau dabar su mašina link Egersundo, būtų labai daug paplūdimių, visokių gražių įvairių. Ir lankomų, ir nelabai tokių lankomų. Yra Borė stranda, labai didelis paplūdimys, kuriame būna tikrai nedaug žmonių palyginus. Palyginus, pavyzdžiui, su va šito Helestio stranda arba Sulo stranda. Bet Norvegija tikrai turi gražių paplūdimių, smėlio paplūdimių. Važiuojam dabar į Fardę. Mano kaime yra traktorių muziejus. Iš to, kad traktorių muziejų suprasite, pamatę traktorius lauke. Ir prašom, galite užeiti darbo dienomis nuo 10 iki 4. Kiekvieną dieną dirba nemokamai. Ir pasižiūrėti, kokią techniką vairavo anksčiau. Pažiūrėkit, kokie vaikiški vežimėliai būdavo. Krabat. Stavanger gamina. Pagalais apliekus visus paplūdimius, visus muziejus, apvažiavus savo rajonėlį, pasistačiau dviratuką ir einu į parduotuvę. Šiandien, man atrodo, subliukas pietų nesulauks, nes man visų reikia. Pim, šarajovica. Prisipirkau tiek visko, kaip liktai su mašina būčiau. O kad su motociklu, tai pamiršau. Visą laiką, kol gaminau cepelinus, dariau laivą, dėl to neparodžiau, kaip aš juos gaminau, bet jie tikrai yra. Puode, verda. Pamiršau pafilmuoti. Niam. Susigalvojau vieną tokį dalyką daryti dabar lapkričio gale, kurį padėjo man įgyvendinti mano Saulius ir mano mama. Aš jiem labai dėkinga. Dar nenoriu truputėlį atskleisti, ką aš darysiu, bet jau jaučiu, kažkur esu minėjus, ką darysiu, bet truputėlį bandau išlaikyti dar tokią, tipo, secret, kad būtų wow, tipo Lina, wow. Po vakarykščio pasivažinėjimo, Jėzus, kai saulė šviečia, negaliu net atsimerkti. Po vakarykščio pasivažinėjimo su Columbus dviračių elektrinių nuomojimu supratau, kad tą sau leisti gali tik labai turtingi žmonės, dėl to, kad už 4 minutės euras. Aš pasivažinėjau valandą 20 kažkas maždaug, tai atėjo šiandien sąskaita 20 eurų ir galvoju, blėt, aš jau geriau važiuosiu su mašina. Aš susipildusi savo šitą mažą mašiniuką už 20 eurų benzo galiu nuvažiuoti, kiek kilometrų, belekiek. Kokius, nežinau, 200 kilometrų mažiausiai galiu nuvažiuoti. O čia, blėt, valandą su 20 minučių dvacokas. Ne, daugiau jokių dviračių.
užtenka. Pabuvau gera gamtai, dabar aš ją teršiu toliau su benzu. Patys priverčia važinėti visur su mašina. Kaip imti dviratį, kai tokia kaina? Taksas pigiau kainuoja turbūt, blet, negu dviratis. Aš tai primečiau. Visos mano kategorijos, kurias aš turiu, dirba, naudojamos. Ir B, ir C, ir D, ir E. Vienintelė kategorija, kurios nenaudoju, tai yra A, motociklas. Reikia ištaisyti klaidą. Iššokau į moco drabužius. Pasiėmiau šalmą, T-moto ir bike parts. Kažkada mane parėmė, kažkada labai senai, kai skridau į Kolumbiją. Lygiai taip pat, kaip dabar skrendu, tik ne į Kolumbiją. Pirmas lėktuvas į Amsterdamą, o antras, matysim kur. Va, ką man reikėjo atostogų. Atostogos ne nuo vairavimo, atostogos, kad galėčiau pavairuoti. Saulė teka. Kaip gražu. Varau tik tai su kuprinė ir tik su šalmu. Daugiau nieko neturiu. Kiek būsiu? 2 savaitės. Kur būsiu? Tuoj sužinosit. Saulė teka, kojos basas, aš prinokęs, ananasas, abrikosas, kivi kvasas. Atsimenat šitą dainą? Thank you. Nemokamai davė paryti. Geras šitas linijas. Kalama. Tad šiandien skrendame į San Jose, Kosta Riką. O yes, baby, rokuojame prie vartų E2. Žiurkių rojus. Valgyk, apsivalgyk. Oh my god, kaip čia skanu. Dėl to gal visos žiurkykės ir gyvena Olandijoje. Džiaug. Nepriimkit asmeniškai. Oro uostas tokio didumo. Ir dar pasų kontrolė buvo. Reikėjo rodyti pasą. Ir dar reikia eiti belė kiek. Aš senai buvau jau tokio didumo oro uoste. Senai, labai senai.
naujas pasas, nauja viza. Linkiu savo, kad pas mane tokių vizų būtų iš viso pasaulio šalių. Kaip matote, pura vida, ką reiškia, tipo, Kostarikoje nuostabus gyvenimas, kažkas tokio panašaus. Bet mane pasitiko tokia pikta mergaitė, toks jausmas, kad jinai būtų lietuvė. Nei laba diena, nei viso gero, nieko, aš jai dar ten bandau, sakau, ačiū, ten visą. Va tai visą dėjo, uždėjote man vizą, įdėjote, numetė pasą. Labai nemėgsta turbūt tokių kaip aš atvykėlių, nes galvoja, kad atvažiavom išsivežti jų vyrų, jų aukso. Po 12 valandų skrydžio nusileido. Vea, la policía, vea. Vea, la policía, ya lo... Vea la policía. Vea, ¿vio? Vea la policía, ¿vio? Vea. Vea la policía. Se lo... Vea. Ahí está. ¿Vio? ¿Ves? Y usted vio, nosotros no duramos 10 segundos más que él. O sea, es un tiempo mínimo lo que uno dura haciendo un poco más la vuelta. And you saw we didn't hesitate 10 seconds longer than ¿Sí? Yes. Una segunda. Sí, segundos. ¿Es? ¿Por dónde se va? Yo me voy siempre por ahí, a meterme ahí, a salir al cacao por dentro. Yo acabo, en este momento acaba de montarme en la carretera del Coyolo. ¿Usted dónde está? Yo estoy aquí dando la vuelta en la rotonda justamente. ¿Qué jeta, Dani? Kad jūs matytumėt, koks gražus mėnulis mane pasitiko, neskaitant visų palmių ir visko, apsivertęs mėnuliukas. Negaliu pritraukti. Šūdinis telefonas nefilmuoja. Blemba, po tokios ilgos kelionės galiu pasakyti, kad biškai jau nusikalus jaučiuosi, pavargus. Po galais va gavau kambarį su pasižiūrėkit, su kokiu caipačka, caipulė, kai gyvatė purškėtų, kai kobra, blėt, čia ne caipa, čia kobra. Toj kai kas. Su to yra gulbė padaryta. Kažkas su manim kartu miega dar. Nežinau, atėjau čia, sako, čia tu gyvensi, žinai, ateinu čia padaryta šitą kobrą, čia viskas jau, kaip sakant, man, šitai kobrai, šitą kobrą ir žiūriu, čia kažkas dar miega. Noriu labai nusirengti, nes pasitiko toksai karštis, aš kažkaip žinojau, kad bus šilta, bet negalvojau, kad tai bus šilta, nes laukia galiu pasakyti, kad tokia tvankybė, žinai, karštumas. Nėra vėsumos visiškai. Bet ačiū Dievui, matau, kambarį yra kandiškė. Aišku, man dabar aklimatizacija, nauja šalis, tokia kelionė, plus, kaip sakant, klimatas, viską man reikia truputėlį nusiraminti, kad organizmas įsivažiuotų, kad nepult iš karto stačiom ir paskui prisidaryti kokią nors nesąmonę. Kaip esu jau vienas iki dariusi ir ne vieną kartą, gal daug kartų, kaip puolu stačia galvą ir paskui nei jėgų, nei nieko visa. Ką reikia pasidaryti? Reikia eiti dušą, pasižiūrim, kas duše mūsų laukia. Čik. Oi, kokia kriauklė. Bože. Net baisu lysti, kad nesudaužyt. O Jėzus, kaip mišrainės bliūdas, baltai mišrainiai pjaustyti, čia iš karto kalėdinis bliūdas. Ir dušas matom, čia kaip viskas. Atrodo, kaip Kostarikai, kiek esu kur gyvenus ir buvus, tai kaip Kostarikai, tai aš manau, kad čia liukso kambarys.
aukščiausios klasės 5 žvaigždutės. Ir viskas, ir dabar jau nuo rytojus renkasi motobirdai. Ir ką, ir pradėsim savo kelionę motociklais, nes nebereikalogi, pasiėmiau visą tą amuniciją. Jaučiu einu miegot, nes dabar Lietuvos laikų 2 valandos, o čia tai aišku, čia dar tik tai vakaras, nes reikia atimti 7 valandas. Tai jeigu iš 2 atimti 7, kiek bus greitai, kas moka skaičiuoti? 7? Nemoku skaičiuoti. 8, 9, jeigu būtų 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Gerai, suskaičiavau. Tai va, tai pas jos dar tik tai vakaras, dar tik 7. Bet kadangi mano organizmas tai žino, kad Norvegija ir Lietuvoje dabar 2 valandas, tai aš va tokia. Ir padarysiu jums filmuką. Nes nuo rytojus jau prasidės nuotykiai Kostarikoje. Laukite tęsinio. Džiunglėse esu. Kokių tik tai garsų nėra. Neskaitant motociklo. Kojos belia kaip sutino, nes visą laiką sėdėjau. 15 valandų, kol skridau, tai visą laiką kojos buvo nuleistos. Belia kaip sutino. Laikau dabar iškėlus į viršų. Ir eisiu jau miegoti. Matot, ko tik tai šita boba neprisigalvoja. Jėzus, o Jėzus. Neužtenka jai, blemba, važinėti su autobusu, neužtenka su fūra, neužtenka su lengvaja. Dar užsimanė su motociklu Kostarikoje. Ne kažkur Jonavoj, ne Klaipėdoj, Kostarikoje. Aišku, labai dėkoju mamai ir Sauliui už šitą mano norą išpildymą. Aš labai to norėjau, žiauriai norėjau, jau metai laiko kaip norėjau. Ir po metų aš esu Kostarikoje. Bet jau nebe tie metai, žinokit, kad keliaut kaip sunku, negaliu. Pavargau, einu miegot. Čiau.